Ačiū. Pirmiausiai noriu padėkoti kolegai Fjellner, šio svarbaus pranešimo autoriui, už bendradarbiavimą ir pastangas pasiekti daugumai priimtino kompromiso. Kaip Lietuvos atstovė pastebėsiu, kad Lietuvos gamintojai stipriai palaiko Europos komisijos teisinę iniciatyvą modernizuoti bendrijų prekybos apsaugos priemones. Esu visiškai įsitikinusi, kad aktyviai ir atvirai prekybai būtinos efektyvios priemonės kovai su nesąžiningos prekybos apraiškomis, žalinga dempingo ar subsidijavimo praktika. Pastebėsiu, kad pagrindinės nesąžiningos prekybos priežastys yra dirbtinai iškreipiami žaliavų ir energetinių išteklių kaštai. Šiame kontekste žemesnių muitų taisyklės, lesser duty rule, teikiamo pranašumo panaikinimas yra ypatingai svarbus. Tai aktualu ir Lietuvos gamintojams, chemijos, trąšų, plastiko ir kitoms šakoms, kurie kenčia dėl, pavyzdžiui, Rusijos taikomų žaliavų eksporto muitų arba dvigubos dujų kainodaros. Svarbus ir antidempingo bei antisubsidijų tyrimų trukmės sutrumpinimas. Akivaizdu, kad nesąžininga prekyba neleidžia visiems rinkos dalyviams užtikrinti vienodų žaidimo taisyklių ir tuo tiesiogiai kenkia ES įmonių konkurencingumui. Aš pilnai remiu INTA komiteto poziciją šiuo klausimu išreikštą sausio 21 dienos balsavime ir raginu kolegas atmesti visas naujas pataisas. Ačiū.